Nu ką, sveiki mylėjai draugužiai, šiandien atvažiavau į Nemunėlį, mūsų mylimiausią pažvejot lydekučių, nes jau gegužės 1 sezono atidarymas, jau po balandžio, viskas galima žvejoti, lydekas, draudimas jau nuimtas, tai va viens iš pirmųjų, manau, einu žvejoti lydekas. Šiandien aš pasiėmęs spiningėlį čia nuo firmos Akuma, nuo 2 iki 10 gramų. Iš tikrųjų ir praeitais metais su juo daug pragaužiau. Nu, žiauriai fainas spiningėlis. Valas gal 4 kg, 0,0 gal neprisimenu iš tikrųjų, gal senai uždėjau jį. Ir ką čia dar turim, tai kol kas dedu tokį masalą, čia 10 gramų svarelis, čia man turėtų sumatytis, 10 gramų svarelis nuo, kas čia per firmą pamiršau, Savage Gear, man atrodo, guminukas. Nu jo, galvoju, einu į tavo pusę, pradėsiu nuo ten ir va tai va eisiu iki tilto. Dabar yra apie 10 valandų, planas žvejot iki, manau, iki kokių 2 plius minus. Tai ką, pradėsiu nuo va čia va ir apmėtysiu šitą va duobukę, nes čia žinau, kad gali būti tikrai lydeka. Ir ne viena, čia nu reikia apmėtyti. Gal net iš pirmo metimo pagausiu. Opa. Jo, čia tai tešla biškį. Turėtų sumatyti. Ką, šiais metais pirmas metimas su spinningu. Opa. Kol kas lygiai pratraukiu. Net paviršium biškį sakyčiau. Jau va dugną liečiu. Biškį taip pajudint, nes labai iš tikrųjų gražiai šita guma. Jinai taip žiauriai gražiai dirba. Bet vat man kas nepatiko, aš ant jos turėjau labai daug kibimų iš tikrųjų. Kokį. Na ir užstrigo čia į kokį kelmą. O, strigo. Nu, žiauriai gražiai dirba guma. Iš tikrųjų va. Bet tik kad kibimų turėjęs aš ant jos krūvą. Bet nei vienos dar nesu ištraukęs. Nežinau čia kaip veikia. Nu ir va, koks akmuo. Čia labai daug akmenų aš jaučiu, eik tu savo. Bet jei taip pažiūrėjus, vanduo iš tikrųjų nelabai pakėlęs. Toks sakyčiau vidutinis, nes ir praeitais metais ir vasarą plius minus buvo toks vanduo. Nėra pakėlęs tikrai. Bandysiu arčiau kranto ir labai lėtai partraukti. Bet ne, aš jaučiu dugnų tempėsi. Reikia keisti gramus, bet aš neturiu, aš tik 10 turiu. Kokių 6 čia reikėtų. 6-4 gramų, manau, užtektų, nes vais man iškart į dugną kabinasi. Dar vieną užmetimą darau, ko toliau, bet į krantą. Ir bandysiu, o gražiai užmečiau, ir bandysiu tada gal woblerį dėt, arba kokį gumą kitą keist. Bet, sakau, jei aš čia žvejosiu, tai dar reikia kokių 6 gramų, nes čia gylio nėra, lydekų tikrai yra, čia va gerą buvau pagavęs kokių 2 kg, pusantro, bet jau gerą tokią. Ir, bandysiu gal woblerį iš tikrųjų, bet jei aš iš čia gaudau, tai woblerį lengvai galiu užsirgdinti, va ir vėl užsirgdinau. O, atsirgdinau. Jo, keičiu, žinokit, šitą gumą. Labai didelė. 10 gramų čia per daug, iš tikrųjų, per daug. Jūs pažiūrėkit, pasikeičiau šitą gumą, kai teko, bet jūs pažiūrėkit, kaip jinai veikia. Eik tu savo. Žiauriai gražiai veikia, iš tikrųjų. Nu tikrai pro lydekai, pro nosį,
Saulytė atsirado pagaliau. Matau toliau irgi debesi. Eik, tu čia lydekai pranosį tokį pravedus tikrai paimtų. Be klausimų, nes čia, vau, kokia guma. Kokia jinai graži, bet kaip jau eina. Vėl pagavau žolių. Žolės net jėma. Nu, tokia ryškia. Šiaip tas vanduo biški drumzlinas, tai manau reikėtų tokių ryškesnių spalvų. Tada va drumzlinas aš, nu ryškų dedu ir man visą laik beveik ima. Šitai reikia visur apmėtyti, nes šitų lydekų iš tikrųjų visur gali būti. Apa! Eik tu sau! Turėjau! Turėjau. Kirto. Gera lydekutė, eik sau. Cipas. Čia kažkur va kirto man. Atnešiau ją į durų turbūt, į burną ir jinai nuplaukė. Nes jaučiau, užkirtau ir tai biškį pavibravo. Reikia pažiūrėti ar įkando. Nu, jo. Nežinau, ar matosi, bet va biškį įbrėžiamas yra. Ir va, jo, jis į uodegą kirto turbūt. Ir va tai va atsitiko. Nieko, bet guma gera reiškės. Dauguma tada. O, jau vėjas pakilo. Gal vėjas pakilo, ar kibilas pakilo? O, turėjau. Eik sau. Kažkas stuktelėjo man. O, čia žolės prie kranto. O, aš praradau kibimą, eik tu sau. Aš taip durnai padariau. O, nukandau uodegą, eik tu peklon. Eik tu sau, bet čia mažytė lydekutė. Nukandau uodegą. Žinot, kas buvo? Eik tu sau, bet taip durnai praradau. Ką dabar? -1 gumą. Aš paėmau traukiu, biškį, man jis pradėjo daužyt ir aš kažkodėl atleidau šitą riterį. Nekirtau nei nieko, bet mažytė žuvytė. Arba labai didelė, arba labai maža. Manau maža. Aš sakau, yra gera spalva, man patiko šito. Yra, lydeka. Aha. Nu, draugažiai, lydekotė. Aš ir maniau, kad čia bus kažkur. Lydeka, oi. Žiūriu akmenis. Toks įdomus labai. Galvoju, nu, turėtų būt. Pramesiu.
Oi. Draugužiai. Oba. Oi, čia gaisras ar kas čia buvo? Draugai. Oi. Nu ką, draugai, va tokia va lydeka. Nu čia manau apie 20 cm, 30 gal bus. Kažkas tokio va. Dabar ją reikia nuimti nuo kabliuko. Oi. Bet labai, palaukit, užsidėsiu, žinokit, šitą ant galvos, nes dabar laikau. Bet kaip nelaiku įsikrovė akumuliatorius. Tik noriu rodyti žuvį ir įsikrovė. Bet nieko tokio. Opa, atsargiai. Reikia jį išimti, kad neišdarskyti visos burnos. Kad čia biškai... Nu, gal nematuosiu, bet tik nusifilmuoti noriu labai jau. Nusifotografuoti. Pirma mano šių metų 25 metai, gegužės 1. Va, nežinau, čia matosi. Tai jo, tokia va lydeka. Nu ką, sveiki mylieji draugužiai. Šiandien atvažiavau į Nemuną pažvejoti ir va tokią va lydeką pagavau. Eik tu savo, bet kaip stvėrė, bet jau kaip stvėrė. Nu ką, tokia lydekutė, bučiuojam ir leidžiam. Nu, lydeka apie 20 cm. O, davai, iki. Vagaudau Nemune, lydeka apie 20 cm. 30 bus tokia nelegali, gegužės 1, 25 metai. Ir sezono atidarytas, jau viskas. Sezoną aš atidariau. Va tokios vagumos paėmiau. Paėmė tai yra prie pat akmens paėmė. Galvoju, reikia pramest man tą akmenį. Ten va, toks akmuo stovi. Aš ant GoPro dabar filmuoju video. Tai norit pamatyti visą video, galite pažiūrėti pačiam YouTube kanale. Turbūt kelsiu, bet manau jo, įkelsiu. Nu va tokia va vieta. Labai iš tikrųjų graži. Čia va spiningėlis, pasiimu visus daiktus su šitom ir viskas. Nu ir ką, visiems iki greitojo. Nu ką, nufilmavau video. Ir gerai. Eik tu savo. Bet jau kaip stvėrė. Ir dar kas nepasisekė, pagavau ant taip, kaip jau įsikraudinėjo akumuliatorius. Nu, bet nieko tokio. Sakau, guma gera. Patinka man šitą. Bet taip jau stvėrė, tai aš pats įsigandau. Opa, nusiplaunam. Gal dar viena čia stovės. Nežinau. Čia buvo akmenukas stovi, aš taip dugnu pravedžiau, galvoju. Nu, turi būt. Tikrai. Ir paėmė. Bet jau adrenalino gavau, tai jau laimingas. O, čia kažkas va išbaidė žuvis. Bet manau, čia koks ešerys bus. Bet sakau, šitą spalvą pavasarį, nu nerealiai. Tikrai siūlau visiems nusipirkti, nors vieną pakelį, žinai, atsargom turėt. 6 eurai tram, čia 4 dydis. Patariu arba 4, arba 4,5, jau tie biški, man Nemune jau jie per didelį. Tiesiog va tokios mažesnės lydekos, nu jos nepaėma. O šitas jau gerai. Čia 4 dydis. Jau sezoną atidariau. Oi. Galiu einu, nes čia, žinokit, išbaidžiau tas žuvis.
O! O ir lydeka. Dar vieną. O. Turiu. Jo. Opa. Lydekaitė. Jai. Ant vestino. Oi, kaip paėmė. O. Dar viena lydekaitė, apie 20. Bet jūs pažiūrėkit, kokia graži, bet uodega nukasta. Kai mažytė buvo griebusiai. Nu, bet ir pagrebė. Iš tikrųjų, antra lydeka. Palauk. Suprantu, tau skauda. Aš nesuprantu, kaip tos lydekus. O, gerai. Tokia va lydeka apie 2 centimetrų. Nematuosiu, aišku, bet nusifotkinsiu. Opa. O čia fotkint. Nu ką, irgi va tokia va lydeka. Čia kišenių turėtų. O, matytis. Gerai. O, nu, apie 2-3 cm. Nu ką, lydekutė. Pasisveikink su sekėjais, nu, butulis ir plauk. Davai. Opa, lydekutė. Graži. Kur? Kitą krantą tau reikia. Oi, kitą krantą, sakau. Elnis, ką? Jūs matėt gal? Eik savo, elnis prabėgo. Pala, reikia lydeką pastumti. Gerai, įsidėjau telefoną. O, plauk. Viskas. Lygtais nuplaukė. Bet gerai. Sakau, čia lydekų yra čia. Jie matai, nerealiai kaip. Bet ant vestino vat nustebino. Vestinas gerai, bet kur srovės nėra. Vat jei srovė, va kaip va čia, tai nu jau netiksis man. Nepatinka. Dar kartą metu, bet jau manau viskas čia. Aha, viskas jo. Jau čia. Pagrindė viena lydeka ir va tai va stovėm kokių taško. Nežinau, labai retai būna, kad va 2 lydekas vienam taške pagauna. Nu jau labai retai. Pagrindė va vieną lydeką ir viskas. Nu čia dar ne taip tokios srovės nėra. Čia galima pramesti. Iš prieš kažkaip nepatogiai. Eiktų savo, aš prisimenu, praeitais metais aš buvau įkabinęs, nu, nepameluosiu 100% kilograminį ešerį. Nu, ant spiningo aš anksčiau gaučiau ant Savage Gear tokios gumos, gan didelės, kai va vestino gal vienodo dydžio, gal net biškį didesnė. Ir va čia va aš pravedu taip dugnu, vedu, tempiu galvojau, lydeka, žiūriu, ešerys, nu palė kilogramą ir daugiau, kokį gali net 1,5 būt, nu ten bombinis ešerys ir tiesiog taip liūdna buvo, kad nuėjo. Nu bet aš tokių dar ešerių Nemune nesu matęs tikrai. Aš man atrodo... Pažvėjau. Praliuojit namo. Jo, įdomiai. Nu ką, draugai, viskas. Baigiu žvejybą savo. Šiandien, 25 metais, gegužės 1, atidariau savo sezoną. Va mano spiningėlis, jau nurojau paskutinį pavadėlių neturiu. Planavau daeiti iki tilto, nors realiai kiek čia, nu, pusę kilometro liko, realiai beveik daėjau. Va tokia va vieta, pradėjau nuo prieplaukos šito tilto ir beveik daėjau iki kito tilto. Jau varysiu namo iš tikrųjų, daiktas susidėjęs, viską. Šiandien labai geruliška žvejyba, man patiko, kaip dar ypač sezono atidarimas, tai wow. Iš tikrųjų žiauriai faina, labai laukiu, nu ir jo. Jau varau namo ir viskas, nu ir ką, visiems iki greitojo.